Tai visų pirma yra labai yra stiprus nerimas. Nerimas, kuris signalizuoja, kad yra kažkokia tai grėsmė, nors jos nėra. Ir kūno simptomai. Vieni sako, kad galva svaigsta, temsta akyse, rankos dreba, šaltis pradeda krėsti. Toks jausmas, kad tu miršti. Tai yra toks labai baisus jausmas. Dažnai žmonės ir susiduria su tokiu jausmu, kad aš mirštu. Tai yra, ir dar nuo to jausmo atsiranda didesnė panika. Nėra vienos priežasties. Tai yra kažkokia tai labai didelė baimė, kuri turi tokį stiprumo elementą ir pasireiškia įvykus kažkokiai tai situacijai, kurios žmogus negali išspręsti arba kada jaučiasi labai bejėgis. O faktorių gali labai būti daug. Kaip rašo psichiatrai, tai gali būti ir biologiniai faktoriai, tai gali būti ir su mityba susiję, su jautrumu susiję, ir fiziologiniai, savivertė, kai žmogus labai yra priklausomas nuo kitų žmonių nuomonės. Labai sunku atrasti vieną kažkokį tai dalyką, gali būti ir visi kartu susiję.